Dažnai matom renginiuose lakstančius videograferius su sudėtingais gimbalais, kurie pasikabinę brangius didelius fotoaparatus, jie ten laksto iš visų rakursų, filmuoja po 2 sekundės. Iš tikrųjų, tai reikalauja milžiniško pasirengimo. Esmė, kad tai neduoda greito rezultato. Videograferiai, ten tie lakstantis su brangiom kamerom, jums pristatys rezultatą tikrai ne šiandien ir ne rytoj. Ir aš dalyvavęs ne vienam renginy, filmavęs su savo įranga ir matęs, kaip kiti filmuoja su savo paprasta įranga, telefonais ar panašiais gadžetais. Mes tokį kontentą iš tikrųjų atiduodam klientui šiandien, atiduodam klientui rytoj, atiduodam klientui, jeigu jau reikia daug interviu tvarkyti poryt ir panašiai. Tie, kas laksto su brangiais ir sudėtingais fotoaparatais, su sudėtingais setupais, jie iš tikrųjų turinį kūrė lėtai. Ir tas skirtumas tarp korporatyvinio žanro, kas yra reportažas, apie ką kalbu, sakykime, filmuoti su tuo pačiu telefonu, imti interviu čia pat, tai yra nepalyginamai greičiau ir efektyviau. O šiaip žmonės, jūs patys matot ir nuolat girdit, kad šiaip žmonės turinį vartoja labai atsainiai. Visi nori gauti informaciją čia ir dabar. Jeigu įvyko renginys, tai nori grįžę į darbą jau matyti kažkokius tai trumpus video, galbūt rytoj atėjus į darbą nori matyti vakar dienos renginį. O jeigu jūs apie tą renginį parodysite po savaitės ar 2 savaičių, iš tikrųjų tai yra neadekvatu. Šiais laikais taip niekas informacijos neruošia ir nevartoja. Ir sakau, ir tas informacijos kiekis, jos rautas ir jo vartojimas yra labai greiti. Pažiūrėjau, pamiršau, nuėjau, palikau ir viskas. Ta dalyką video turinį kurti reikia, kad jisai liktų kaip archyvai, kaip istorija, organizacijos ar renginių ar taip toliau. Bet nesitikėkit, kad tai turi labai ilgą išliekamąją vertę šiandien ar rytoj.